Sveiki visi, šiandien apžvelgsime Vortex Defender CCW. Pradėsime nuo išpakavimo, tada apžvelgsime montavimo plokštę ir pagrindinės savybės, o galiausiai pereisime prie pagrindinių valdiklių. Taigi, pradėkime. Atidarę dėžutę pamatysite patį optinį taikiklį su apsauginiu dangteliu. Taip pat pastebėsite gana bauginantį įspėjimo lipduką, kurį greitai ignoruosite. Prieš pereidami prie kito svarbaus lipduko, parodysiu jums likusią pakuotę. Pakuotėje taip pat yra montavimo įrankis, valymo šluostė, naudojimo vadovas, vienas MO tarpinė, jei reikės šiek tiek nuleisti optiką ir nemažai varžtų, kuriuos labai vertinu. Prie optikos pridedamas picatinį montavimas, todėl ją galima naudoti kaip atsarginį taikiklį. Arba, jei norite, galite ją naudoti kaip labai brangią rankeną. Bet jei norite ją naudoti savo pistoletui, jums reikės Shield RMS tipo montavimo plokštės. Jei jūsų pistoletas jau turi RMS/RMSC optikos išpjovą, galite tiesiogiai pritvirtinti ją ant šliaužiklio. Rekomenduoju naudoti sukimo momento atsuktuvą, montuojant optiką. Sukimo momentas turėtų būti nustatytas 15 colių svarų, tai yra apie 1,7 Nm. Dabar laikas nuimti lipduką, kuris primena mums nuimti dar vieną lipduką tiesiai nuo baterijos. Taigi atsukite dangtelį, nuimkite antrą lipduką, viską grąžinkite atgal ir dabar optika yra paruošta naudoti. Bet prieš parodant valdiklius, noriu paminėti pagrindinės savybės. Pirmiausia, verta paminėti Fast Track tekstūrą optikos priekyje. Ji sukurta tam, kad padėtų perkelti šliaužiklį bet kokiu paviršiumi. Kita savybė yra automatinis išsijungimas su judesio aktyvavimu, kuris išjungia kolimatorių, kai jis nenaudojamas, ir vėl įjungia, kai aptinkamas judesys. Mano Defender CCW turi 6 MO dydžio raudoną tašką. Taip pat yra versija su 3 MO dydžio tašku. Abu naudoja CR1632 bateriją, kurios numatoma tarnavimo trukmė yra 9500 valandų su 6 šviesos intensyvumo nustatymu. Iš viso yra 10 šviesos intensyvumo nustatymų. Vortex teigia, kad kolimatorius yra atsparus vandeniui, bet aš neradau jokių sertifikatų šiam įrenginiui. Paskutinė funkcija, kurią noriu paminėti, yra neribota, besąlyginė viso gyvenimo garantija, kuri šiomis dienomis yra gana reta. Dabar pereikime prie pagrindinių valdiklių. Norėdami jį įjungti, paspauskite aukštyn arba žemyn mygtuką. Norėdami jį išjungti, laikykite žemyn mygtuką 5 sekundės. Aukštyn ir žemyn mygtukai taip pat reguliuoja šviesos intensyvumą. Jei laikysite aukštyn mygtuką 3 sekundės, aktyvuosite arba deaktyvuosite mygtukų blokavimo režimą, kuris apsaugo nuo atsitiktinių nustatymų pakeitimų. Norėdami įjungti arba išjungti automatinį išsijungimą, laikykite abu mygtukus 3 sekundės. Šviesos intensyvumas pradės kisti nuo žemiausio iki aukščiausio nustatymo, tai rodo, kad funkcija yra įjungta. Jei šviesos intensyvumas kinta nuo aukščiausio iki žemiausio nustatymo, automatinis išsijungimas yra išjungtas. Norėdami reguliuoti šoninius ir aukščio nustatymus, naudokite šiuos du bokštelius. Vienas pustelėjimas atitinka 1 MO. Tai viskas šiam video. Susitiksime kitą kartą.